kelio ženklinimas ir jo charakteristikos. Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse. Valstybinio numerio ženklus draudžiama uždengti apsauginėmis medžiagomis, lankstyti ar kitaip keisti jų formą. Jie neturi būti apgadinti, užteršti ar surūdiję. Valstybės įmonės regitra išduodama lentelė su valstybiniu numeriu turi būti pritvirtinta gerai matomoje vietoje motorinės transporto priemonės ir ar priekabos gale, vežant prie motorinės transporto priemonės, priekabos galinės dalies pritvirtinta dviratį, kuris uždengia valstybinio numerio ženklą. Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir į kitas valstybės išvykstančios motorinės transporto priemonės galas ir jos priekabos galas turi būti paženklinti Lietuvos Respublikos skiriamuoju ženklu, jeigu trumpinio LT nėra valstybinio numerio ženkle. Tai baltas elipsės formos ženklas su juodomis raidėmis LT viduryje. Ženklo horizontalioji ašis turi būti netrumpesnė kaip 175 mm, vertikalioji netrumpesnė kaip 115 mm. Raidės nemažiau kaip 80 mm aukščio ir nemažiau kaip 10 mm storio. Iš kitos valstybės į Lietuvos Respubliką atvykusi transporto priemonė turi būti paženklinta tos valstybės, kurioje ji įregistruota, skiriamuoju ženklu, jeigu šio ženklo nėra valstybinio numerio ženkle. Į Lietuvos Respubliką atvykstančių užsienyje registruotų transporto priemonių skiriamieji ženklai nustatomi tarptautinėmis sutartimis. Draudžiama Lietuvos Respublikoje įregistruotą transporto priemonę eksploatuoti su kitos valstybės skiriamuoju ženklu. Automobilio su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis ženklas, baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu viduryje. Trikampio kraštinės ilgis 200–300 mm, apvado plotis 1/10 kraštinės ilgio. Vežančio vaikų grupės autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo vaikai simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis 400 mm, apvado plotis 40 mm. Autobuso priekyje gali būti naudojamas mažesnis skiriamasis ženklas, kurio kvadrato kraštinės ilgis 300 mm, apvado plotis 30 mm. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo vaikai simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis 300 mm, apvado plotis 30 mm. Ant abiejų autobuso šonų turi būti užrašas mokyklinis, raidžių aukštis ne mažesnis kaip 200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos. Priekyje balta, ant abiejų šonų geltona, gale raudona juosta. Ant transporto priemonės stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios įjungiamos tik mokinių išlaipinimo metu mirkčioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame transporto priemonės šonuose. Kurčiųjų vairuojamų automobilių priekis ir galas gali būti pažymėti skritulio formos 160 mm skersmens skiriamuoju ženklu su 340 mm skersmens juodais skrituliukais, išdėstytais įsivaizduojamo lygiakraščio trikampio, nukreiptos smaigaliu žemyn, kampuose. Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą, asmuo su negale, turintis asmenys su negale arba juos vežantis asmenys, priekis ir galas gali būti pažymėti kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais ženklais, asmuo su negale, su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo, asmenys su negale, simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis 100 mm, apvado plotis 10 mm. Teisę naudoti skiriamąjį ženklą, asmuo su negale, turintis asmenys turi turėti tai patvirtinantį dokumentą. Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis, kuriomis mokoma vairuoti. Priekis ir galas turi būti pažymėti baltų lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide M viduryje. Trikampio kraštinės ilgis 200–300 mm, apvado plotis 1/10 kraštinės ilgio. Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis, kurių matmenys, su kroviniu ar be jo, yra didesni už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytosius. Taip pat motorinių transporto priemonių, kurių maksimalus greitis pagal techninę charakteristiką mažesnis už maksimalų greitį,
leidžiama taisyklėse toms transporto priemonėms. Gale, kairėje pusėje, gali būti skiriamasis greičio ribojimo ženklas, spalvotas ženklas, ribotas greitis, kuriame nurodytas greitis, kuriuo gali važiuoti transporto priemonė. Ženklo skersmuo 160–250 mm, apvado plotis 1/10 ženklo skersmens. Priekyje arba gale už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 metrą įsikišantis arba bent kiek į šoną įsikišantis tolimiausi krovinio, arba platesnių kaip 2,6 metrų transporto priemonių kraštiniai taškai turi būti pažymėti skiriamaisiais ženklais. 400 mm ilgio kraštinės kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis baltomis ir raudonomis 50 mm pločio juostomis. Šie ženklai ant transporto priemonės turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 metrų ir ne aukščiau kaip 1,6 metrų nuo žemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti žibintai, balti iš priekio, oranžiniai iš šonų ir raudoni iš galo. Pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės turi būti paženklintos ir pažymėtos Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir jos A ir B techniniuose prieduose nustatyta tvarka. Ilgi ir sunkus kroviniai automobiliai, autobusai ir priekabos, nurodyti Jungtinių tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėje 70. Turi būti paženklinti sertifikuotais ilgų ir sunkių transporto priemonių skiriamaisiais ženklais pagal šioje taisyklėje nustatytus reikalavimus, skiriamųjų ženklų matmenis, skaičių, išsidėstymą ir kita. Motorinėse transporto priemonėse, išskyrus mopedus ir motociklus be priekabos, turi būti avarinio sustojimo ženklas, lygiakraštis trikampis, kurio 450–500 mm ilgio kraštinės pagamintos iš 50 mm pločio šviesą atspindinčios medžiagos. Autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti pavaizduotas informacinis ženklas "Užsisek saugos diržą". Ženklas yra mėlynos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo 60 mm, o balto apvado plotis 3 mm. Pradedantiesiems vairuotojams privaloma automobilio galinės dalies kairėje pusėje turėti baltą kvadrato formos skiriamąjį ženklą su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu viduryje. Kvadrato kraštinės ilgis nuo 100 mm iki 150 mm, apvado plotis 1/10 kraštinės ilgio.